Daugelis iš mūsų saulėtas vasaros dienas leidžiame kartu su augintiniais gryname ore. Tačiau specialistai įspėja būti atidiems. Šis laikas yra kupinas ne tik džiaugsmingų akimirkų, bet ir tykančių įvairių traumų pavojų. Klinikų tinklo Dr. Vet gydytojas veterinaras ortopedas Lukas Mačiulis pasakoja plačiau, kokios traumos yra dažniausios, bei kaip tinkamai pasirūpinti savo keturkojais draugais ištikus nelaimiai. Kalbant apie dažniausiai pasitaikančias traumas vasaros metu, tai reikėtų skirti kelius tipus. Tai vienas tipas būtų pakankamai dažnas šeimininkų leidžia vasaros metu poilsį ir laisvalaikį lauke. Tai yra traumos patiriamos vedžiojant gyvūnus arba paleidžiant juos nuo pavadžio, tai yra autotraumos. Lygiai taip pat vedžiojant be pavadžio gyvūnus miškuose pakankamai dažnai patiriamos traumos tai yra raiščių įtrūkimai ir plyšimai, kas gana dažnai baigiasi ir chirurginėm operacijom. Taip pat kitas tipas, ko nereikėtų pamiršti, tai yra vedžiojant gyvūnus be pavadžio. Gali būti taip, kad jūsų augintinis arba jūsų augintinį gali užpulti kitas, ne taip draugiškai nusiteikęs gyvūnas ir sukandžioti, kas irgi pakankamai dažnai baigėsi nelaimė ir reikia suteikti pirmąją pagalbą klinikoje arba atlikti net ir chirurginės intervencijas. Kitas tipas, kalbant apie namuose patiriamas traumas, tai labiau gal tai būtų akcentuojama kačių augintojams. Tai yra praviri langai. Ne vienas ir ne du atvejai vasaros metu, kada kačių augintojai susiduria su tuo, kad jų katinėlis iškrenta iš vienokio ar kitokio būtent aukšto pro langą ir patiriamos traumos, ilgųjų vamzdinių kaulų, dubens lūžių, vidaus organų traumos, pilvo sienų plyšimai, kas irgi reikalauja chirurginės intervencijos. Taip pat nereikia pamiršti, kad pakankamai yra pavojingi yra V formos langai, kada būna praviri, nes gyvūnai gali užstrigti, sutrikdama jų kraujotaką ir tai gali baigtis paralyžiais ir lygiai taip pat gali reikalauti chirurginio kelio būtent gydyme arba baigtis pakankamai liūdnai. Ko dar nereikėtų pamiršti, praleidžiant šiltomis arba karštomis vasaros dienomis lauke su augintiniu, tai yra gyvūnų saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių dėl šilumos arba karščio smūgio. Tai reikėtų pasirūpinti vėsia aplinka, labiau rinktis pavėsį arba vedžioti rytais anksti arba vakarais, kada aplinkos temperatūra jau šiek tiek yra žemesnė. Taip pat nepamiršti pasirūpinti šviežiu švariu vandeniu. Jeigu yra galimybė, šaldomi kilimėliai, labai puikus sprendimas. Kalbant dar apie karštą orą, tai yra nepamiršti apie pačią dangą, kur eina gyvūnai, tai yra asfaltas, trinkelės, nes jie vasaros dienomis, kada yra karščiai, yra labai įkaista stipriai ir gali padaryti terminius pažeidimus pėdutėse. Tai reikia turėti omeny, kad ir galbūt pasirinkti kitus vaikščiojimo arba vedžiojimo plotus. Ir jeigu atsitinka kažkokia nelaimė, reikia skubios pagalbos, drąsiai Dr. Vet klinikos ir Dr. Vet budinti Lazdynų ligoninė jums pasiruošę padėti.